Sveiki, Žalgiris ir Galiai. Su jumis iš Kauno sporto halės sveikinasi Žalgiris TV. Būtent čia ir vyks ketvirtosios kauniečių rungtynės Eurolygoje. Mūsų varžovas vos antrą sezoną stipriausiame žemynų turnyre žaidžianti Kazanės Uniks ekipa. Su ja žaidėme kelis kart, tačiau pergalės iškovoti nesykio nepavyko. Kaip bus šį kartą, sužinosite ketvirtadienį 19:30 Kauno sporto halėje. Jau ketvirtą sezoną Eurolygoje pradedantis Vytenis Lipkevičius dažnai iš trenerių gauna specialias užduotis. Jo 8 taškai iš eilės padėjo atsiplėšti rungtynėse su Nižnij Novgorod, o praėjusiais savaitgaliais buvo naudingiausias rungtynėse su Neptūnu. Taigi mūsų laidoje vienas žalgiriečių Vytenis Lipkevičius. Sveikas, Vyteni. Sveiki. Taigi Žalgiris vienerioms rungtynėms sugrįžta į Kauno sporto halę. Ar tai šis mačas bus kažkuo ypatingas? Savaime aišku, grįžti į senutę, mažutę sporto halę bus tikrai kažkas tai nerealaus, tuo labiau man kaip žaidėjui neteko Eurolygos varžybų sporto halėje žaisti. Aš šią atmosferą aš tik prisimenu iš to, kai dubleriuose žaidžiau ir eidavom palaikyti Žalgirio ir halė visą laiką, kaip sakant, savo energiją ir nerealią atmosferą Eurolygos varžybose visą laiką, kaip sakant, būdavo sunku varžovam žaisti. Akivaizdus Kazanės Uniks klubo lyderis Rakitas Langfordas praėjusią sezoną buvo rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas. Kaip seksis stabdyti jį? Kaip seksis pamatysim, aišku, mes stengsimės kažkiek tai jį pristabdyti, bet jisai yra tikrai labai stiprus individualiai žaidėjas, gali pataikyti tiek iš toli, tiek iš vidutinio nuotolio, turi labai daug klaidinančių judesių, tikrai ant jų sunku nereaguoti į juos, bet manau treneriai paruoš tikrai kažkokią gynybą prieš jį ir mes bandysime jį išmušti iš vėžių. Žalgiui visą laiką sunkiai sekasi gintis prieš jį, ko jis turi tokio ypatingo gal iš kitų žaidėjų? Jis gal kažko nieko tokio ypatingo neturi, tiesiog jis yra labai individualiai stiprus žaidėjas, turi labai klaidinančių judesių didelį arsenalą, ko pasiekoje tikrai yra sunku dengti vienas prieš vieną ir ta, kaip sakant, reikalauja komandinės gynybos, ko pasiekoje, kaip sakant, gal atsiranda laisvesnių kiti žaidėjai, bet toks yra krepšinis dabar. Kauno Žalgiriui dar nesykio nebuvo pavykę nugalėti Kazanės Uniks klubo. Ar tai suteiks kažkokias papildomas motyvacijas? Mes tikrai kiekvienas rungtynės einam su noru ir stengiamės laimėti, o tas faktas, kad dar nesame laimėję prieš Kazanės Uniks, tikrai pridės, kaip sakant, to dar papildomo noro. Šį sezoną į Žalgirio pagrindinę sudėtį prasimušęs Edgaras Ulanovas greitai įgavo trenerių pasitikėjimą. Praėjusią savaitę jis buvo rezultatyviausias kauniečių gretose ir vedė komandai pergalę Stambule. 19 taškų ir 23 naudingumo balai gerokai pakėlė puolėjo statistikos vidurkius. Taigi mūsų laidoje Žalgirio puolėjas Edgaras Ulanovas. Sveikas, Edgarai. Sveiki. Taigi praėjusią savaitę tau tikrai buvo sėkminga, daug žaidėjų nugarą į krepšį prieš Šefės komandą. Kaip tau taip sekėsi įveikti daug patyrusius varžovus? Tiesiog sekėsi, nežinau, pirmi metimai įkrito, varžovai neaktyvino gynybos prieš mane, nedvigubino nieko. Kai įmetė tos pirmus metimus, įgauni pasitikėjimo ir taip gaunas, tiesiog nežinau, mano tikriausia diena buvo. Uniks komandoje reikės tau dengti atletiškai Jamesą White'ą. Ką gali pasakyti apie šį žaidėją? Tikriausiai visi puikiai žino, iš Jungtinių Amerikos valstijų jis yra laimėjęs dėjimų konkursų galybę, ne tik Amerikoje, tiesiog ir Europoje. Taip pat šoklus žaidėjas, kiek teko matyti daug kamuolių atkovoja, tai tikrai atletiškas žaidėjas ir tikrai bus daug darbo. O kaip tu stengsi asmeniškai stabdyti? Atitinkamai prie kiekvieno žaidėjo neprijome, su kiekvienu žaidėju kažkokias gynybas pasitarsime treniruotės metu, tada ir bus aiškiau. Uniks komandai po praėjusią sezoną liko vos 3 žaidėjai. Ar tai kažkiek palengvina ar pasunkina užduotis komandai? Aš iš tikrųjų nemanau, kad palengvina, nes iš tikrųjų komanda tai
gerai pasišvaiščius pinigais šiemet rinkoje žaidėjų, tai nusipirkę naujų galybę žaidėjų, įsigiję milijoninių kontraktai ir panašiai. Taip, kad tikrai nieko nelengvina ir daug žaidėjų individualiai stiprių, mes bandysime juos įveikti kaip komanda. O kokių varžybų tikėsi pats? Be abejo, kiekvienos varžybos Eurolygos yra atitinkamai skirtingos negu Lietuvos krepšinio lyga ir tikrai laukiam sunkių rungtynių. Dar keli įdomus faktai apie Žalgirio ir Uniks rungtynes. Po 3 sužaistų rungtynių Kauno Žalgiris pirmavo Eurolygoje pagal tritaškių taiklumą. Savo ruožtu Kazanės Uniks ekipa visoje lygoje yra pirma pagal pataikymą iš 2 taškų zonos. Ketvirtadienio rungtynės Robertui Javtokui bus 100-osios per karjerą Eurolygoje. Po pergalės Stambule turnyrinėje A grupės lentelėje Žalgiris šoktelėjo į 2. vietą. Uniks praėjusią savaitę iškovojo 1. pergalę Eurolygoje, sutriuškindama Sasario komandą. Taigi kaip seksis stabdyti Kazanės Uniks lyderius Keitą Langfordą ir Jamesą White'ą, sužinosime jau šį ketvirtadienį Kauno sporto halėje 19:30.